kartais tam tikros svarbios gyvenime žinutės ateina šiek tiek per vėlai. Ir tu pagalvoji, o jeigu aš būčiau tą žinojusi keli metai atgal, aš būčiau kitaip pasielgusi, aš būčiau kitaip pasirinkusi, aš būčiau nuėjusi kitu keliu ir galbūt aš būčiau labiau apsaugojusi save ir ne tik save. Dabar, būdama terapeutės kailyje, jaučiuosi šiek tiek įsipareigojusi panašaus likimo arba panašias situacijas išgyvenančioms šiuo metu moteriams padėti atrasti tą žinutę, kuri yra pati reikalingiausia dabar. Susikurti savo tokią situaciją, tokias aplinkybės, kad būtų jaučiamas palaikymas, daryti ir žengti tą žingsnį, kuris šiuo momentu yra būtent pats svarbiausias, pats reikalingiausias. O dažnai tokį žingsnį žengti mums tiesiog pritrūksta drąsos arba palaikymo arba patvirtinimo. Tiesiog patvirtinimo, kad taip, pirmin. Todėl aš nusprendžiau, kad aš galiu tame padėti moterims, ypač kurios turi vaikų, kurios turi savo šeimyninę situaciją kažkokią. Tai vadinasi, daug yra skirtingų santykių aplinkoje, aš turiu dar keletą žmonių. Tai visada apsunkina kažkokius veiksmus arba tiesiog tie mūsų brangus žmonės mums yra tiek brangus, kad mes nusprendėm save paaukoti vardan meilės jiems, vardan jų gerovės, bet iš tikrųjų aukotis dažniausiai niekam nereikia. Ir tos aukos jos yra tiesiog iš baimės labiau ir kitų negatyvių jausmų, o kaip žinia, visi negatyvūs jausmai negali privesti prie kažkokių pozityvių išdavų, pokyčių, kurie būtų tvarūs, veiksmingi ilgam. Jie gali šiek tiek būti kurį laiką veikti, materialia prasme prisidėti, pavyzdžiui, arba šiek tiek užretušuoti santykiuose kažką, bet ilgalaikėje perspektyvoje jie nėra tiesiog tvarūs. Ir aš todėl labai noriu pastiprinti moteris, labai noriu padėti išeiti iš kažkokios situacijos, kurioje jautiesi uždaryta, kurioje jautiesi šiek tiek apribota, bet apribojimas vyksta dažniausiai tik iš mūsų pačių, ar ne? Niekas juk išorėje, būna galbūt išoriniais savo kažkokiais pastumėjimais ar net paglostymais gali mus sustabdyti, palikti toje vietoje, kur esam. Bet galutinis žodis mūsų, visa valia, gyvenime ir visi veiksmai yra iš mūsų pačių. Todėl mes patys renkamės iš tikrųjų. Viską mes patys renkamės, tiek mūsų gerus, mums naudingus ir visiems naudingus procesus, tiek mes renkamės tai, kas yra nei mums, nei kitiems nenaudinga. Visa tai, aišku, ateina dėl to, kad tam tikrose situacijose, tam tikrose aplinkybėse aš pagalvojau, protu išanalizavau ir pagalvojau, kad taip turbūt bus geriausia. Bet protas nėra visažinis. Kiekvienas mes turim savo protą tokį, kuris yra apribotas šių dienų realybė. Vadinasi, aš negaliu už to perlipti. Bet žinot, kas gali perlipti? Širdis, mūsų aukštesnysis aš, mūsų pasąmonė. Ir iš tiesų su pasąmonė aš ir kviečiu pabendrauti. Šokio judesio terapija yra vienas iš instrumentų, kada mes per atsipalaidavimą, per judesį, per šokį, per muziką
kartais ir balsą naudojam, per savo kūno fizinius dalykus ir mentalo pasąmonės dalykus mes ištraukiame tai, kas mums yra geriausia. Aš neįsiplėsiu, bet jūs tiesiog įsivaizduojate psichoterapinį procesą, tai per šokio judesio terapiją vyksta tas pats psichoterapinis procesas, tik kalba ne žodžiai, kalba ne jūsų protas, o kalba jūsų kūnas. Tai kaipgi atrodys tos šokio judesio terapijos sesijos? Bus maždaug 2 valandų trukmės. Jose mes turėsim pradžią, turėsim pabaigą, turėsim apšilimą per judesį, per šokį ir paskui turėsime tokius uždavinius, kuriuos turėsite atlikti 1, 2, gal maksimum 3. Bet iš tiesų pagrinde 1, 2 per vieną mūsų susitikimą. Ir tos užduotis jos bus tiek susijusios su judėjimu. Tai yra, kad jūs turėsite kažką judėti, šokti, išbūti tame kažkaip fiziškai judant. Tiek gali būti susiję su tiesiog sąmoningu dėmesio sutelkimu į kažką. Tai yra kažkas panašaus į dėmesingumo valdymą ir mindfulness, bet visa tai bus susijęs su jūsų kūnu ir jūsų asmeninė erdvė. Man visada labai svarbu pamatyti dalyvės, pajausti jų asmenybės, apie ką jos yra ir tada dar šiek tiek po to pakoreguoti programą. Ir kodėl reikia 8 kartų dar? Aš esu turėjusi patirties su moterimis, su mamomis, specialiųjų poreikių vaikų. Ir mes buvome susitikusios 6 kartus. Tai buvo ta pati minimaliausia riba, iš tikrųjų, kada prasideda pats darbas, prasideda pats suvokimas ateina ir susistygavimas, susidėliojimas dalykų. 5., 6. kartą. Tai vadinasi, mums dar bent 1 kartų reikia tam, kad užsitvirtinti kažką. Tai 8 kartai, aš sakyčiau, yra pats minimumas. Tame tarpe, tų 8 susitikimų, dalyvės turės namų darbus ir turės mano palaikymą. Jos galės tiesiog manęs klausti joms kylančių klausimų ir galės rašyti žinutes ir galės skambinti tam tikrų metų ir visa tai bus nemokamai. Iš tiesų, tai terapeutai yra žmonės, kurie negali palikti savo kliento, kai jam yra poreikis gauti kažkokį atsakymą. Tai va. Dabar dar vienas toks klausimas buvo iškilęs vienai dalyviai, kuri jau užsiregistravo. Ar galima pasibandyti, o tada matysiu, ar tai man tinka. Suprantat, arba tu, sakykime, operacijai ryštiesi, arba nesiryšti. Jeigu tau reikia paremontuoti kokį nors organą, tu nesakysi gydytojui, žiūrėkit, jūs ten tik praverkit ir aš tada pasižiūrėsiu ir tikrai mes operuojam. Tu tiesiog pasiryšti, kad tau reikia šitos operacijos ir atsiduodi gydytojui. Pasiryžimas ir nusiteikimas kažką daryti iš tiesų su savim, su savo gyvenimu, su savo taip pat ir sveikata, ar ne, psichoemocinė sveikata, mentalinė sveikata. Pasiryžimas yra pats svarbiausias dalykas. Nes jeigu aš tik tai truputį galvoju, tai žmogus greičiausiai neįsitrauks 100%, jis bus truputėlį atsitraukęs, o gal net netruputėlį, ir žiūrės per stiklą, kaip terapeutai ir kitos dalyvės iš tiesų dirba.
Sesijų metu veriasi patyrimai, atsiverinėja istorijos, emocijos kyla, išgyvenimai vyksta, verda, kunkuliuoja. Ir tai yra rimta. Ir apie tai negalima galvoti, kad aš tik pabandysiu. Bet kokiu atveju, jeigu nepavyks, sakykime, tas procesas giluminis, praėjus vieną ciklą, jūs aiškiai suprasit, kur jums toliau eiti. Galima manęs klausti patarimų, galiu kažkokią kitą kryptį dar nurodyti. Bet bus jau žymiai aiškiau, kas vyksta pas jūs, žymiai aiškiau, į kurią pusę eiti, kur link judėti, ką daryti toliau. Ir aš sakyčiau, kad ta suma už visą ciklą, jinai iš tiesų yra absoliučiai verta netgi pabandymo. Absoliučiai. Asmeninė mano patirtis sako, kad jeigu tu esi viduje užsispaudęs, ar ne, žmogus, kuris yra užspaudęs save, tai tu gali tokius klaidingus sprendimus priimti gyvenime, kurie tau kainuos kapitalą, kurie tau kainuos labai daug. Koks gali būti pokytis? Nuo kiekvienos, aišku, priklauso, bet vėlgi aš jau paminėjau, kad pats minimaliausias rezultatas, koks gali būti, tai jūs tiesiog jau labai gerai žinosit, kas jums neveikia ir kur jūs norėtumėte toliau judėti. Arba kur būtų galima toliau judėti. Taip pat pats minimaliausias rezultatas vis tiek bus, kad jūs tikrai išsigryninsite savo veiklos kažkokią sritį, savo profesinio kelio kryptį. Dėl to, kad aš tam skirsiu vieną dieną, nes tai yra labai svarbus klausimas. Ir mes toje dienoje, sėda telefonas, atliksim viską, ką reikia kiekvienai dalyviai, kad jį išsigrynintų pilnai. Ir kadangi aš žinau konkrečius metodus, įrankius, kaip tą reikia padaryti, tai mes panaudosim juos ir aš žinau tikrai, kad turėsit rezultatus. Tai va, tai čia pats mažiausias pokytis. Ir jeigu kalbant apie į didesnę pusę, tai be abejo, tai gali būti santykių pagerinimas. Tiek su antrąja pusė, tiek su vaikais, tiek su tėvais, tiek su draugais, kolegomis, bendradarbiais, viskuo. Bet pirmoji vietoje tai santykio pagerinimas su savim pačia. Nes mes sieksime vidinės ašies užtvirtinimo, stabilizavimo užtvirtinimo ir tos atramos suradimo, į ką mes remsimės kiekvienoj sudėtingesnį situacijoje, į ką dalyvės remsis, ar ne? Po to, kai jos išeis į gyvenimą po šito viso terapinio ciklo. Ieškosim atramų, ieškosim tų resursų, stiprinsim vidinę ašį. Tai ne visai tas pats kaip asmenybė. Vidinė ašis tai yra mano dvasinė ašis. Tai yra mano stuburas. Aš turiu anatominį stuburą, fiziologinį stuburą. Bet taip pat aš turiu mentalinį, dvasinį stuburą. Tai vadinasi, aš per protą turiu aiškumą ir per širdį turiu tvirtą žinojimą iš vidaus, jautimą iš vidaus, ar ne? Ir čia turim centrą, kūno centrą, mūsų intuiciją. Šitas centras jisai užtvirtina galutinai pojūčius, ar ne, jaučiam, žinom, turim aiškumą, neturim aiškumo, intuicija užtvirtina. Tai šitą ašį mes ir stiprinsim. Iš psichologinės pusės, kaip jau sakiau, tai yra asmenybė plus savastis plus pasąmonė.
Na ir, kaip pasakyti, integruosime tą individualios pasąmonės ir kolektyvinės pasąmonės tokią sąsają. Beje, aš šiuo metu lankau Jungo praktinius kursus, Jungo psichoanalizės metodikų taikymo praktinius kursus. Iš ten bent vieną metodiką tikrai išsibandysime. Jungą aš myliu jau labai senai. Jungo teoriją žinau nuo plius minus 97 metų, kuomet aš dar tik tai laisvu metu domėjausi psichologiją ir skaičiau viską. Tai mes su tuo truputėlį irgi eksperimentuosime, bet aš, kaip sakau, aš žinau, aš tikiu Jungu ir aš žinau, kad viskas labai pavyks. Jūs kiekviena atsinešite tai, su kuo esate šiuo momentu. Vadinasi, kažkokį klausimą, kažkokią situaciją. Pradžioj mes su ja ir dirbame, bet kaip taisyklė, terapinėme procese labai daug kas pradeda keistis. Tu atėjai su vienu klausimu, bet jeigu paaiškėja, kad realiai tau dirbti reikia su dar giliau paslėpta problema ir tada mes perfokusuojam žvilgsnį į tą kitą problemą. Tai tą reikia irgi turėti omeny, kad mūsų tikslas gali būti kaip ir vienas, bet rezultatas gali būti kitas, bet tai nereiškia, kad blogai, tai atvirkščiai. Tai reiškia, kad mes pasikasėm dar giliau ir atradom tai, kas yra labiau šakninė problema. Tai gal šiam kartui tiek. Labai daug čia prikalbėjau. Matau, kad jau eina 21 minutė ir aš turėsiu šitą video karpyti gabalais. Žiūrėsim, kaip tai seksis. Aš linkiu jums kuo geriausio laiko, kuo geriausių dienų. Ir jeigu jaučiate, kad norėtumėte apsilankyti ir sudalyvauti šioje grupėje, būti savimi motinystėje, aš labai kviečiu. Ir beje, skambinkite, jeigu turite klausimų, tiesiog abejonių kažkokių, tai mielai atsakysiu. Iki.